Tai viskas tilps. Jo, aš taigi labai. Gerai. Taigi sveiki. Ne, gerai. Taigi sveiki, mano vardas Julius. Atvykau iš komandos pavadinimu Šeštasis pojūtis, atstovaujam įmonę Gaminu.lt ir mūsų projektas jau vykdomas antrus metus. Pirmus metus truputėlį nepasisekė, nes neišpildėm visko, ko norim iki galo, taigi apie patį projektą truputėlį. Tai mes norime neregiam suteikti dar vieną pojūtį, tai yra regėjimo pakaitalą. Tai montuosime tokią įrangą, kuri padės jam orientuotis aplinkoje. Tai veiks elektromagnetinių impulsų pagalba ir Kinecto. Tai labai taip trumpai būtnau, mes remiamės dar japonų tyrimais, nes elektros srovės yra 3 rūšių – vibracinio pobūdžio, skausmo pojūčio ir atsimimo reakcijos. Tai mes bandom pasiekti atsimimo reakcijos pojūtį ir labai paprasta. Nereikės prieina prie kokio nors prietaiso arba prie kokio nors, tarkim, kliūties ir automatiškai Kinectas fiksuoja kliūtį ir jisai jį atstumia tiesiog nuo tos kliūties. Tai labai paprastai. Pirmas tiltas į 1 minutę. Gerai, dabar komandos sekančios, reiškia mobiliai.